Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki, brangų žiūrovai. Namų idėja su IKEA ir vėl džiugins jūsų širdis, lepins jūsų akis, nes nedaug kas šiame pasaulyje yra malonu taip, kaip naujai įrengtas būstas. Ir manau, daugelis iš jūsų praėjo ar dar laukia tas etapas, kai ieškome, naršome naujos statybos su daline apdaila namų. Bet pasirodo, yra ir pilnai įrengti naujų laičiai namai, kur ateinat ir nieks prieš jūs negyveno. Ir tai yra jūsų. Taip, kas to pasirūpina? IKEA. Mėlėjai, šiandien yra nereali galimybė pažvelgti pro rakto skylutę jūsų ekrano dydžio, kaip vyksta šis procesas. Bet apie viską nuo pradžių susipažinkime su nekilnojamo turto vystytoja Rimante. Rimantės profesija ypač įdomi. Jie atsakinga už naujų butų pardavimą bei nuomą. Atrodo viskas paprasta, tačiau butus prieš tai reikia įrengti, o interjerą parinkti tokį, kad patiktų potencialiems pirkėjams. Tam į pagalbą kiekvieną kartą skuba IKEA ekspertai. Labas, Rimante. Labas, Leo. Aš taip pratęs girdėti, kad su daline apdaila populiariausias formatas. Įrengti pilnai butą ir priduoti žmogui. Kurie šiuo metu yra populiariausi visų pirma? Šiuo metu vienareikšmiškai yra pilnai įrengti butai. Top vienas pasirinkimas yra pilnai įrengtas butas. Tai reiškia, kad visuomenė tinguliauja? Tiesiog šiandien dienai aš manau, kad pirkėjas labai aiškiai žino, ko jisai nori, o jisai nenori apsikrauti rūpesčiais ir vargais. Ir juos perimam mes. Bet tai kaip tada pataikyti į žmogaus universalų tokį atrasti skonį? Aš suprantu, šiuo metu prioritetas yra laikas yra pinigai ir vis ta frazė garsėja, bet tai vis tiek į bet kokį butą tu neįvarysi, manau. Tikrai taip ir tai yra mūsų kasdienis uždavinys, kuo labiau numatyti, ko klientas nori ir kuo labiau atitikti jų lūkesčius. Aš suprantu, kad šita užduotis, misija atrasti tą universalų algoritmą, kaip sakoma, visuomeniai yra dizainerių, IKEA dizainerių užduotis, bet jūs irgi turite teisę, mums patinka, nepatinka? Taip, tiesa. Šiaip iš esmės mes vadovaujamės keliais principais, kad tie rinkti butai būtų multifunkciniai, nes mes niekada nežinom iki galo, kokia šeima ten atsikraustis. Ir kad nebūtų tokių triukšmo to vadinamo, ar ne? Kad tai būtų švaru, estetiška, skoninga, gera aplinka gyventi, kad tai nebūtų pernelyg užkrauta. Šiaip lietuviai mes esame įnoringi. Negi taip jau ir pataiko visą laiką į naujų gyventojų skonį. Žinok, Leo, pataiko. Dėl to, kad pati IKEA irgi diktuoja madas. Sakykime taip, jinai yra žaidėjas milžinas, jinai irgi rinkai diktuoja madas. Tai dirbant su aš nelabai įsivaizduoju, kaip galima nepataikyti į tą madą. Kita vertus, aš noriu pabrėžti ir tokį dalyką. Jeigu jau žmogus pas mus ateina į objektą ir jis žino, kad jis ketina nuomotis butą, jis apžiūri keletą variantų ir nuoširdžiai dar nėra buvę, kad žmogus sakytų, ne, vis dėlto neimsiu. Jolab, ir jūs turite tą kataloginį pasiūlymą, yra toks butas, toks butas, toks butas. Visiems skoniam butai. Taip. Imkite ir džiaugitės. Taip, nes butai yra ir skirtingai rengti, bet mes turim ir skirtingos kvadratūros tos butus, ar ne? Tai kiekvienas pagal savo poreikį šiuo metu tikrai gali pasirinkti. Taip. Ir dabar turite ir neįrengtą butą, tuščios sienos, kur turėtų būti ir virtuvė, ir svetainė, net valgomasis. Tai įdomu. Taip. Pamatyti visų pirma tuščias patalpas ir tada įsivaizduoti ir pamatyti realiai, kaip viską įrengia Morta ir jos komanda dizainerių profesionalių. Tai keliaukim. Mielos damos, dabar labą dieną abiem. Čia yra
Rimantė, nekilnojamo turto vystytoja, čia yra Morta, nekilnojamo turto interjero projektų kūrybiškumo vystytoja. Mes esame komanda. Mes esame dabar jūsų, Rimantė, objekte, kuris yra įrengtas už manęs, kaip spėjo su visom šitom įvadų, išvadų dalykų. Čia bus virtuvė. Gali būti? Teisingai. Čia man logika man diktuoja. Aš jaučiuosi čia kaip milžinas, bent jau kažkur aš jaučiuosi didelis. Kodėl taip žemai pakabinot lempą? Stalas bus šito. Stalas, teisingai, atspėjau. Valgomasis. Žengsim netrukus ir toliau, plėsimės savo teritoriją, bet jūs pabendraukit, kokie poreikiai ten, kokie pageidavimai. Gali ir man te papasakot, ko tikisi gal? Tai realiai tikimės visko to paties, ko ir iš kiekvieno mūsų projekto, kad būtų gražus, stilingas, skoninga ir kad tai būtų būtas multifunkcionalus. Visų pirma, tai aš susižiūriu, kur yra kokie, kaip sakai, išvadai, įvadai, nes šitie dalykai, kada butas jau yra dalinai arba su pilna apdaila, tai yra jau jie nebekeičiami, arba šviestuvai, jau kurie kaba ten ir kaba, tai susižiūri tuos dalykus. Tada, žinai, kaip sakai, plius minus, kad čia bus virtuvė, kur vonia, kur dar. Galim pakeisti. Juk galim pakeisti. Galim ten virtuvę prie lango. Balkonė galim padaryti virtuvę. Kaip įdomu. Ar galim? Viskas įmanoma. Labai svarbu, kada erdvė yra nelabai didelė, bet reikia sutalpinti daug dalykų. Šiuo atveju 3 zonas. Kaip padaryti, kad būtų ir funkciška, ir patogu, ir jauku, ir praktiška. Man tai svarbiausia jauku, žinau. Gali būti nepraktiška. Jauku... Bet kartais, žinai, būna kaip gražu, bet kai tu ten gyveni, matai, kad neveikia dalykai ir tada pradeda erzinti. Perku, nuomojas, o paskiau Rimantėlio, mums reikia pasikalbėti. Buvo taip kada nors? Ne. Va, dėl to, kad su profesionalai dirbu. Iš ties gražios, dailios sienos, baltas lapas arba žalia šviesa, daryk, ką nori. Na ne, Morta, tarsi viskas paprasta ir lengva, nereikia griauti, laužyti, pertvarkyti. Geriausias. Geriausias, baltas lapas. Rimantė, jūs dar turite klausimų Mortai, nes paskiau bus per vėlu. Aš visiškai pasitikiu ir noriu staigmenos. Mes norime staigmenų ir mes pasitikime, Morta, tavimi ir tavo komandą. Tai... Ačiū labai. Turiu daug minčių, daug idėjų. Tikiuosi, kad pradžiugins rezultatas. Laikas pasidalinti idėjomis su savo kolektyvu. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Labadiena, kolektyvas. Sveiki. Kaip gera jūs matyti. Turiu gerą ir labai gerą naujieną. Plikos sienos, švarios grindys, kapitalinis remontas, pilnai įrengtas butas, kambarys. Vat, ir, žodžiu, baltas lapas improvizacijai, sėskit ir kūrybiškai. Bet Marta, čia tik tai 24 kvadratai. Čia tikrai tilps ir virtuvė, ir valgomasis, ir TV sprendimas. Aš manau, kad renkantis tinkamus baldus, mes turime IKEA tų tokių baldų, kurie kažkaip tai tinka mažom erdvėm, kur galim sukurti vienoj erdvėj skirtingas zonas. Morta teisi. IKEA turi gausybę baldų tiek dideliems, tiek ir patiems mažiausiems butams. Bet išsirink iš tokios gausybės, kad gudras. Laimiai turime IKEA ekspertus, kurie visada parenka geriausius sprendimus, kad būtų ir funkcionalu, ir jauku. Pagrindinis dalykas, ko man atrodo reikia, tai yra daiktų laikymo vietų. Vėlgi mūsų ta tradicinė šeima auga, bet kažkaip tai galvoju, kad visgi gal einam į tą modernesnį tokį stilių. Kitas variantas eketas, labai žaisminga, galima ją kažkaip
montuoti įvairiai, ką galvojat apie ją? Tai tikrai taip lengvai labai atrodytų ir galima begalę derinių sukurti su Ekit šeima. Bet galbūt ne visiškai talpus sprendimas, sakyčiau, kad Labiau akcentinis. Ką manot apie bilį? Nes aš galvoju, kad jeigu, tarkim, dėtume bilį tamsesnės spalvos, kadangi ta erdvė yra mažytė, vieną bilio dalį būtų galima priskirti virtuviai, kur galėtų laikyti taures ar puodelius, o kitos dvi tada būtų į svetainės pusę. Viena iš mūsų modernių virtuvių, Nikebo, tamsus fasadas, šiaip labai gražiai žiūrisi. Ką galvojate, ar nebus truputį per tamsus toje erdvėje? Jį visada galima būtų atskiesti virtuvės apšvietimo pagalba. Tas irgi tiesa. Bet jeigu bus tamsus bilis, gal reikėtų kažkokios atsvaros? Aš irgi kažkaip būčiau linkus labiau, kažką tokio, kaip mūsų vedingė, ar kažką tokio šviesesnio. Taip pat dar galim pagalvoti apie Bodbin šeimą. Kažką tokio panašaus. Kad tarpinė spalva būtų kažkaip pilka. Pilkšva. Dar Bodbinas nebus per tradicinis. Bet jisai tada prie viso to gal tokio per daug tradicinė išraiška galėtų turėti. Visgi aš gal rinkčiaus tada šitą baltą Voxtorp virtuvės fasadą. Labai faina, kad jis turi išfrezuotą rankenėlę. Tada gaunas toks labai švarus užbaigimas. Ir duoda tikrai tokį gražų, moderniai išraišką. Nors vietos, kur stovės visi baldai šį kartą parinktos iš anksto, dizaineriams brėžinys – šventas reikalas. O kai jau yra ir jis, ramiai galima kviesti Leo. Gerai, tai čia turim mūsų erdvę, kurią žadėjom įrengti. Tai kaip ir kalbėjom toj pačioj vietoj, nes čia yra visi išvadai lieka virtuvė. Pavyko įtalpinti nedidelį valgomąjį. Tuomet čia lieka svetainė zona, televizorius čia, sofutė, fotelis ir gana mažas daiktų susidėjimas palei sieną. Aš tai įrėminčiau šitą dalyką. Kaip gražu, kaip mandal, va čia stačiakampis ir stačiakampis, čia nais kvadratas ir apskritimas. Labai gražu. Kaip neįtikėtina, kad čia buvo tuščia erdvė ir staiga. Koks grožis! Eik tu savo, aš labai norėčiau šokti tenais pasėdėti, norėčiau viską atidaryti, betgi... Labas, Mor. Labas. Bet reikia, kad raudoną juostelę perkirptų. Kas? Rimantė? Rimantė. Turi raudoną juostelę? Nereik, mėgama bus. Kaip gerai. Neįtikėtina. Kaip gerai. Klausyk, tavo namai, tiksliau, tavo būsimų... Matau, kad problemų nebus ir jau šiek tiek net pavydžiu. Ta pat norėjau pasakyti, kad jeigu neturėčiau savo palėpę, žinok... Iš tos serijos, taip, iš tos serijos. Taip, tai... Morta, pasikrovė mūsų džiaugsmo, o dabar šiek tiek mums tą džiaugsmo rūką prablaivyk, prastumdyk, išpasakok. Atidaryk, atverk. Visų pirma, galim pradėti nuo virtuvės. Tai kadangi erdvė yra nedidelė, bet norim sutalpinti viską, tai čia turim tokių sprendimų, kaip protingai išnaudoti kiekvieną spintelę ir jos aukštį. Turim tokias laiptelius, aš vadinu, nuleidžiamus detalės, ant kurių galima susidėti. Ir taip pat parinkau Voxtorp tokį fasadą. Labai man patinka, kad jis iš karto jau turi išfrezuotas rankenėlės, kad duoda tada tokį švarų bendrą vaizdą.
Visą laiką labai patogu turėti apšvietimą po darbastoliu, kai dirbi, kai gamini. Gaminant valgyti, palepinti savo draugus, tai skubėdamas gali taip voštelt ir tai bus tylu. Tas irgi. Čia tokį stalčių parodžiau, kaip galima patogiai susidėti indelius, jeigu nešatės maistą, maišelį. Maišelį, maistelį, visokiam ingredientam. Taip pat galiu paminėti tokią šiukšliadėžę tiek rūšiavimui, tiek erdvės taupimui. Patogus sprendimai, kada nėra labai daug erdvės, bet gali viską susitalpinti. Morta, aš dar noriu paklausti, indaplovė tilpo kažkur čia, taip? Pavyko ir ją talpinti. Net indaplovė. Žiūrėk, va čia dar integruojam. Čia nespinta, čia yra šaldytuvas, va, matai? Jo, faina labai. Labai, man atrodo, per daug čia visko. Erdvė nedidelė, bet pavyko ir valgomąjį stalą įtalpinti 4 žmonėms. Pabandyk. Aš irgi noriu. Šviestuvas šitas pakeistas, rankų darbo, duoda tokią jaukę šviesą vakarais, vakarieniaujant. Kartais žmonės į mažą erdvę bijo dėti tamsią spalvą, tačiau šiuo atveju, kada pasirenkam akcentinį baldą, indaują, juodos spalvos, prie bilio lentynos mes montuojam paaukštinimą, jisai duoda aukščio ir parodo, kad aukštos yra lubos ir nereikia dėl to bijoti tamsių kažkokių tai elementų, nors ir mažoje erdvėje. Morta, atrodo, galėjai tiesiog pakabinti paveikslą. Koks nuostabus sprendimas. Veidrodis tarsi ten būtų pratęsimas ir čia atrodo, nesuprasi, ar ten džiunglės, ar čia džiunglės. Žiauriai gerai, žiauriai gražu. Norisi, net turiu mobilaus, taip ir nusifotografuoti. Retai taip norisi. Čia bus asmenukių vietelė. Naudojant veidrodžius, tiek čia, tiek, tarkim, pagrindiniai mūsų svetainės zonoje, veidrodžiai duoda erdvės, kaip tu sakai, padidinimą, žinai, duoda tą tokį ir taip pat nuo lango atspindi šviesą. Ir iš karto tas kampas kažkaip darosi jaukesnis ir įdomesnis. Geras. O čia? O čia galim pakalbėti apie šitas mažas džiunglės. Labai noris, nors ir tokiam mažučiame butelėje turėti kažkokią kampelį, kur tu gali nors kažkiek tos gamtos įnešti, ar ne, kažkokios žalumos. Tai aš visą laiką tą kompoziciją stengiuosi daryti taip, kad renkuosi kažkokį vieną didesnį akcentinį augalą ir tada mažesnius dėlioju šalia. Čia yra IKEA naujiena, foteliukas, kuris iš tikrųjų buvo sukurtas 67 metais ir dabar jis yra atkurtas vėl iš naujo. Jisai vadinamas antistresinė kėdė. Jisai buvo kurtas pagal tai, kaip kūnas iš tikrųjų jaučias pačioj patogiausiai savo pozicijai, kad jame būtų gera sėdėti ir atsipalaiduoti. Šitas padėkliukas ne vien yra žurnalams. Ne, Leo, dabar aš padėjau žurnalus, bet iš tikrųjų čia gali būti skirta ir stalo žaidimam. Tai yra dar vienas papildomas stalčius. Vienas iš tokių pasiūlymų šiaip erdvėje renginėjant, kad dalykai, kurie nėra lengvai keičiami, kaip įmontuojami baldai, sienų spalva, grindis, jas daryti ramesnius ir tada tą tokį gyvumą, cinkelį suteikti akcentiniais dalykais, kaip fotelis, tekstilė, kilimas, tie dalykai, kuriuos lengva pakeisti. Rimante, tas staliukas prie tavęs, jisai fainas visai tuo, kad kojelės padarytos taip, kad jis gali palysti ir po sofą. Dėl to patogu tiek, pavyzdžiui, nežinau, arbatą vakarę pasidėti, ne, jeigu knygą kramsniukų, kai filmą žiūri, bet taip pat gali ir dirbti prie jo, kai kažką reikia. Ką manai, Rimante? Čia kažkaip labai gera. Gal augalai, gal tas bambuko toks ar kokia čia medžiaga, bet iš esmės ir tekstilė. Nežinau, čia toks balansas ir čia tokia ramybė ir toks jaukumas. Jaučiasi, kad su meilė daryta. Gal dar ir emocinis dalykas, subjektyvus, tai yra taip mano skonio ir čia tiek gražu ir jauku, kad tikrai nustebau. Tikrai ačiū labai. Ačiū tau labai už širdį ir už meilę, tai mes bent gėlėmis.
pagerbiam atsistodami. Ir aš, žinok, noriu apkalbėti, nes iš ties aš pirmą kartą šitam projekte, kai nuo nulio viskas, kai nuo švarios tvarkos gimsta tokia mielas rojaus kampelis, kur norisi pakviesti ir svečius, ir apskritai ten kažkur tais pamiegoju ir skubi greičiau čia leisti laiką. Kągi, mėly žiūrovai, o jums sakome iki ir pasimatysime po savaitės, tuo pačiu laiku per TV3 ir vėl stebinsim, džiuginsim ne vien tik jūs, bet ir kaip faina, kai ir patys stebimės. Iki. Namuose skirkite dėmesio jaukumą kuriančiam apšvietimui. Lietuvoje, kur saulėtų dienų nedaug, tai ypač aktualu. Puikia mintis nedidelius šviestuvus įžiebti ant palangių, kaip daro skandinavai. Tuomet šviesa jūs pasitiks vos grįžus į namus. Kilimas erdvei suteikia šilumos ir jaukumo, o kartu padeda atskirti funkcinės zonas. Svarbu, po kilimu būtina pakloti neslystantį kilimo patiesalą Stop-Filt, kad vaikščioti būtų saugu ir niekas neužkliūtų. Jei norite, kad būtų paprasta atnaujinti interjerą, įrengdami namus, sienoms ir grindims rinkitės neutralias spalvas. Tada jų nereikės keisti ar perdažyti. Užteks tik atnaujinti papildomus interjero akcentus. Būtent akcentai ir kuria namų unikalumą. Bet kokiame interjere jaukumo suteiks gyvi augalai. Geras sprendimas turėti vieną didelį akcentinį augalą ir kartu kurti mažas augalų kompozicijas. Tokioms tobulai tiks augalų stovas su ratukais. IKEA interjero dizaineriai patars, kaip išsirinkti tinkamiausius baldus, paruoš interjero projektą ir padės jį įgyvendinti jūsų pasirinktoje erdvėje. Gyvenamuosiuose būstuose, nuomai skirtuose butuose ar biuruose. Daugiau apie paslaugas verslui skaitykite ikea.lt. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.